Привет visiems. Čia vėl Ryčka kulinaras. Nu ką, pastebėjau, kad jums visiems patinka mano laidelė kulinarinė. Tad nusprendžiau sukurti antrą. Ir šįkart gaminsiu pikantiškas salotas. Turbūt visiems žinomas, o gal ir ne. Paprasto, lengva ir skanu. Nu ką, pradėsim. Čia biškį su kočėlu taip. Gerai, pradedam. Ko mums reiks pikantiškom salotom? Kiaušinių 6. Fermentinio sūrio 100 gramų. Reiks dalinti tą sūrį. Ir majonezo. Dar reiks česnako 3 galvučių. Nu ką, pradėsim. Kiaušinius sudedam į vandenį ir dedam ant dujinės ir užkaičiam vandenį. Palauk, nežinau, kuris čia yra. Kiaušinius reiktų iš anksto dėti vandenį, kad priprastų temperatūrą kiaušių, taip sakoma. Ir į vandenį dėti druskos, šaukštą, užteks. Ir laukti, kol užkais vanduo. Kai pradės burbuliuoti, tada laiką nuimti 5 minutės, 6. Tada bus išvirę kiaušiniai. Bet laikas nusiema, kai pradeda burbuliuoti vanduo. Tai va. O dabar, kol verda kiaušiniai, galėsiu susitarkuoti fermentinį sūrį. Reiks bandyti dalinti jį. Nu gerai. Tuoj pastatysiu vietą. Pasiimsiu peilį, kad būtų lengviau pjauti. Ir varysim. Gal čia geriau matos. Vo, 2 kem. Atmatuosiu iš akies. Ui. Ai, tiks. Kuo daugiau, to skaniau. Turim tokį sūrį. Maždaug čia 100 gramų. Turbūt. Ai, galim ir iš anksto česnaką nusiluoti. Einam lupt. Turim 3 česnako galvotės, sūrį, majonezą. Dabar turbūt eisiu tarkuoti sūrio. Va, dar tokią tarką turiu. Seną. Už senų laikų. Galim ją lankstyti. Bet mums nereiks. Einam atsinešti. Nu ką, pradėsim sūrį tankuoti. Geriau matytųsi. Reik tarkuoti tos aštrius įsikišusius šudukus.
gražumas. Į tą patį bliūdą tarkuosime ir kiaušinius. Žiūrėjau, pradėjo judėti kiaušiniai. Toks keistas garsas. Jau burbuliuoja. Skleidžia keistus garsus. Fuck. Biškė parasavo, bet nieko tokio. Nu jau tikriausiai pasiūto tie kiaušinį reiks dėti žadintuvą. Nu bus 6 minutės. Jeigu tiksi dėdukas. Nesveiki kiaušiniai. Gerai, susitiksim. Gerai. Kągi. Nu ką, senis subezdėjo. Laiku įjungiau kamerą. Turbūt trauksiu kiaušiniukus. Tikriausiai nebus dar žali, jeigu bus, tai bus problema. Nu ką, jungiam ugniai. Pareiks Ak, truputį karštą rankeną. Nu ką, ant paduką padėsiu. Nupilame vandenį. Fuck, sudužo kiaušinis. Va kokie gražučiukai. Dabar reiks atvėsinti, nes karštu tai netarkosiu. Tai dabar einam ir užpilsiu šaltu vandenėliu. Gali būt, kad ir suskils, nes nuo karščiausios temperatūros į šalčiausią tai nekas gaunas. Bet mums koks skirtumas. Nu ką, metas lukti. Dun 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 dun. Buvo koks gražus kiaušinuks. Tad nu va, grįžau, nulupau 6 gražučiukus kiaušinukus, iš kurių 2 šlykštynės, bet mums ne grožis svarbiausia, o skonis. Nu ką, atsisėsim, tarkuosim kiaušinukus.
teks čia maivytis. Nu ką, pamaiš. Nu ką, sutarkavau, išmaišiau. Tai spausim česnakus. Einam pasiimt va tokį daikčiuką, česnakų spaudėją, 3000. Ir ką, spausim česnakus. Pasiemam česnaką, įdedam į duobutę, ir spaudžiam, kad ištrykštų ten česnakai. O. O, kaip tik rodo krepšinį. Nu ką, dėsim majonezą. Guru. Oi, kaip šviežu. Imsim šaukštą, nors ten reikia 200 ml, bet aš šaukštais imsiu. Į tokį tekštą. O. Nu ką, geriausia maišyt rankom. Tai čiūju taip ir padarysiu, dar reik majonezo. Ir užteks 2 didelį šaukštą. Uždarysiu majonezą, kad būtų kamerai, kur pasitikti. Nu ką, maišysim. Rankom. Žinoma, jas reik nusiplaut prieš tai. Fuck. Nu va, kas gavosi. Neužtos šviesas. O, mūsų pikantiškos salotas. Ne, šįkart nekrysiu. Nu ką, man atrodo, man pasisekė. Skanu. Tad čia buvo Ryčka ir jo virtuvė. Ryčka kulinaras, kas be ko. Tad čiau. Ai, be to, jeigu patinka mano receptai, tai į komentarus parašykite. Daugiau įdėsiu. Iki. Aš virėjas, kietas kulinaras, būsimas. Gal, o gal ir ne. Fuck, užmušau kamerą.